Nors telefonas yra itin patogus žurnalų, laikraščių ir naujienų internete skaitimui, vienas dalykas gali erzinti. Internete yra daugybė puikių leidinių, tačiau juos visus susekti labai sunku. Todėl tam galite panaudoti programėlę Flipboard. Tai yra agregatorius, kuris surinks straipsnius iš visų jūsų mėgstamiausių interneto puslapių, bei naujienas iš jūsų Facebook ir Twitter paskyrų. Norėdami pradėti naudotis, turite tiesiog pasirinkti keletą jūs dominančių kategorijų, pavyzdžiui, sportas, technologijos, stilius ir panašiai. O Flipboard surinks naujienas iš populiariausių šios tematikos tinklapių. Galite pasižiūrėti populiariausios pasirinktos temos antraštės, apačioje matydami, iš kokio leidinio jos paimtos, o paspaudę ant pačio straipsnio galėsite perskaityti jį visą. Na ir žinoma, su juo atlikti įprastinius veiksmus, tokius kaip pasidalinti straipsnius su draugais, įsidėti jį prie mėgstamiausių ir skaityti be interneto, bei panašiai. Pradžioje programėlėje nebus jūsų mėgstamiausių puslapių ir temų, todėl turite jas įsivesti patys. Tik paspaudę ant padidinamojo stiklo įrašykite paieškos žodžius, arba tiesiog rinkitės iš didžiulio temų sąrašo. Radę norimą, ant jos paspauskite ir paspausdami pliusiuką užsiprenumeruokite naujienas iš mėgstamiausių puslapių. Taigi taip reikia naudoti programėlę Flipboard, kuri padės niekada nesilikti nuo nūdienos naujienų. Tai jo šią aplikaciją rasite internete adresu programėlės.omnitel.lt.